Aš galbūt kažkiek pagaunu tą tėvų norėjimą apsaugoti tą savo vaiką, bet tu negali tiesiog taip imti ir kategoriškai tokį kaip akmenį uždėti. Aš pasidariau tatuiruotę ir mano mama po savaitės gal ar 2 užsirašė ir pasidarė pirmą tatuiruotę savo. Ar verta kentėti tą skausmą dėl to, sakykime, dalyko, kuris lieka, atrodo, visą gyvenimą? Nes aš neseniai dar sapną turėjau, kad aš visą koją kažkodėl čia išsitatviravau tokį milžinišką bulių. Tik pasidariau tą tatuiruotę ir tokie, galit nuimti, prašau. Kas gali būti blogiausia? Aš prieinu prie mamos ir aš sakau, mama, klausyk, aš tau turiu kai ką pasakyti, bet prašau, manęs neišmesk iš namų. Tu neš čia? Jo. Mano mama tai belenkiek heito susilaukė dėl šito, kad tu savo dukrai leidai tipo įsivert, kam čia reikia to liežuvio ir kam čia jinai rodys. Visokių dalykų aš girdėjus ir ten iš tos šlikščiosios pusės, kad ten, žodžiu. Kada tau tėvai turėtų leisti priimti sprendimus už savo kūną pačiam? Taigi, šiandieną mes kalbėsime apie tatuiruotės, savo kūno priėmimą, kada yra tas laikas, kada patys galime žiūrėti į savo kūną ir patys galime priimti sprendimus. Taip pat kalbėsime apie ankstyvą brandą. Labas, taigi su tavimi sveikinasi podcastas Nežmoniški žmonės ir šalia manęs sėdi Kamilė. Labas. Aš esu Milda, čia yra Ugnė ir čia yra Rugilė. Galit prisistatyti. Tai sveiki, esu Kamilė, esu iš Palangos, man yra 17 metų ir šiaip nelankau jokių būrelių, bet patinka piešti ir ypač piešti klausantis muzikos. Tai tokia biškai prie meno esu. Aš esu Milda ir, turbūt čia taip nekeista, nes jau ne pirmą kartą mane mato šitam podcast'e, bet aš irgi labai mėgstu ir daug kalbėti, ir daug kūrybinti, ir lankau šokius, ir irgi esu visiškai prie meno, biškai pačiuožus kartais būnu. Tai tiek apie mane. Aš esu Ugnė, esu šiaip klaipėdietė ir šviežia Vilniuje studentė. Studijuoju dizainą, tai irgi prie tos pačios sferos esu. Ir abidvi iš jūros, tai tokios. Jo. My God, meniška siela. Tai aš esu Rugilė, mane irgi galėjot matyti ne vieną kartą, jeigu nematėt, pračekinkit kitas serijas. Bet šiaip aš irgi sakyčiau, esu prie meno ir norėčiau parašyti knygą, nesu tikra ar realią, ar fantastinę, bet ta prasme fizinę knygą parašyti. Ir mėgstu kartais pasiklyst fantazijose, kaip, pavyzdžiui, fantazuot apie tatuiruotes arba auskarus. Okay. Kadangi mes čia taip išsiaiškinom, kad visos esam prie meno, tai man iš karto čia taip važiuojant į visą tą temą, kyla toksai klausimas, nes dažniausiai būna taip, kad visos tos tatuiruotės, visi auskarai ir taip toliau dažnai žmonės klijuoja tą tokį, gal netgi sakyčiau, kad stereotipą, kad tik tais meniški žmonės, nežinau, tenai yra linkę pasidaryti tatuiruotės. Ir tik tais meniški žmonės pradeda anksti norėtų tatuiruočių, vertis auskarus, eksperimentuoti su savo kūnu. Ką manot? Man aplamai šitas visas tatuiruočių ir auskarų dalykas yra toksai labiau, kad kai būna, pavyzdžiui, sako, tai tavo tatuiruotė turi jau turėti reikšmę kažkokią, tai aš tam dalykų visų pirma nepritariu. Okay. Man atrodo, kad, tiesiog gali dėl grožio tikrai pasidaryti. Ir auskarus gali vertis, taip žinai, dėl grožio ir tiesiog yra tas naujas trendas, kad ten, kai prisimeni, kad gali ten, savo atčerkti ir maždaug customize. Jo, tai vat. Bet, nežinau, man atrodo, čia nėra tas, kad tik tais menininkai, bet tas yra, ta prasme, tas klijuojamas kaip etiketė, kad, prie meno esi tu čia ar kažką. Dažnai šiaip mane irgi pamato ir sako, tu turbūt prie meno. Tai aš tokia, bet, galėčiau ir nebūti, Jo, visiškai. Man tai šiaip atrodo, kad kartais, aš nežinau, ar jūs susidarėt su to, nes pačias turit auskarus ir
galėsit papasakot, nuo kelių metų prasidūrėt ir kaip tėvai ten leido, nes aš irgi pati turiu tatuiruotę, tai tiesiog atrodo, kad kartais tiesiog žmonės nesupranta ir klausia tokių dalykų, o tai kaip čia tėvai leido, kas čia dabar taip toliau ir kartais tie patys mokytojai arba suaugę žmonės į anksti pasidariusius tatuiruotės, įsivėrusius auskarus, paauglius, žiūri, nežinau, sakykime, galbūt kaip į labiau atsipūtusius arba netgi pasileidus. Jo, kad būna dar tipo komentaras, kad tėvai tenai neprižiūri ar ten, tipo maždaug, nes jeigu tėvai leido tatuiruotę 16 pasidaryti, tai čia maždaug tėvai, nežinau, apleidę vaiką ar kažką. Aš esu bent jau tokių komentarų susilaukus. Palaida bala, tipo, tai iš karto. Jo. Aš pati tai žiauriai anksti norėjau tatuiruočių. Ten, kur jau pat vaikystės, kai visi ten sako, tai kaip tu save ten įsivaizduoji po kažkiek ir kiek metų, tai aš save iš karto įsivaizduoju tenais. Žiauriai gražią, ten pasipuošusi, tatuiruotės, auskarai. Ir aš galbūt kažkiek pagaunu tą tėvų norėjimą apsaugoti tą savo vaiką, bet tu negali tiesiog taip imti ir kategoriškai tokį kaip akmenį uždėti. Tu tiesiog geriau yra padiskutuoti, kodėl tu to nori. Aptarkime detaliau visą šitą reikalą. Ir, irgi pati buvau ten susilaukusi komentarų, nors, aš pasidariau iš karto, kai tik 18 sukako, pasidariau. Ir iš karto buvo tie komentarai, kad tu čia neapgalvotai, tu čia greitai nebenorėsi, tu čia greit nuspręsi, kad tau nebepatinka ir čia sugadinai savo kūną, taip mėgsta sakyti, ypač tenais vyresniųjų karta. Jo. Ir aš visiškai su to nesutinku, ta prasme, aš manau, kad ką reiškia sugadintas kūnas, čia yra toks, kaip mes čia paimsim ir pasakysim, tu čia susigadinai kūną, o šitas čia yra tobulas, švarus, čia labai atrodo negražiai ir atrodo daug tų žmonių, ten pavyzdžiui, kažkas ten, nežinau, amputuota galbūt kokia ranka, ar čia yra sugadintas kūnas, ar kažkas tenais galbūt neturi kokių gražesnių drabužių, tai ar čia irgi tu po save gadina savo įvaizdą. Čia atrodo, tu daug gali pažeisti taip žmonės. Randas, tarkim, koks, ne? Jo. Ten tiesiog, ar ten kažkoksai neįgalumas irgi iš karto, tu čia sugadintas esi. Čia labai taip nepatinka man, kai taip pasako. Jo, žinai, iš karto, man atrodo, atsiranda tas toksai įstatymas į rėmus. Ir apskritai šiaip dabartiniai grožio standartai, atrodo, jie vis liberalėja, vis labiau yra, kaip čia, priimamas tas kūnas ir vis yra labiau skatinama, turbūt, kad nuo jauno amžiaus priimti save, nes kaip buvo su ta senesnėja karta, man taip atrodo, aš nežinau, papildykite arba nesutikit, bet tiesiog kažkaip ta senesnė karta, jei tas tatuiruotės ir auskarus, jie taip žiūri skeptiškai turbūt labiau, netgi ir mūsų tėvų karta. Kas čia palagaunas, millennialsai? Ne, anksčiau. Man atrodo, Gen X, kažkas tokio. Tai ta Gen X, jie, man atrodo, žiūri į tas visas tatuiruotės ir auskarus taip, kaip čia prisibijant ir su baime. Dėl to, nes tiesiog jiem būdavo nuo mažo amžiaus tas, kaip čia, skiepijama tos uniformos, ne? Jos buvo, pavyzdžiui, mokyklose buvo tos uniformos, tada kas būdavo dar, ta prasme, buvo tokie labai aiškus, konkretus rėmai, kaip žmogus turi atrodyti. Jo, dar žinai, kad tatuiruotės, tai čia iš kalėjimo atėjo kažkoks iš kalinių. Tai šitas irgi man toksai, ne. Dar dėl to, kai sakai, kad sugadintas kūnas, aš kaip pasakiau draugiai, kad aš visai norėčiau pasidaryti tatuiruotę, nes aš dabar nei vienos neturiu. Tai ji manęs paklausė, ar tu tikrai to nori, nes kai tavo kūnas keičiasi, tu gali priaugti svorio, numest svorio, tatuiruotė, žinai, gali pristampyti, tada kai tu pasensi vis tiek raukšlėsi oda, tai gal kai kurie žmonės tiesiog žiūri iš tos pusės, kad sugadintas kūnas dėl to, kad kai tu, sakykime, pasensi, ta tatuiruotė vis tiek nebe taip atrodys.
Tai turbūt didžiausias argumentas yra, kodėl tipo nesidaryt tatuiruotės, nes kad pasenus kaip atrodys. Bet iš kur tu žinai, kad tu dar senatvę sulauksi? Tai aš žinok tą patį tiesiog pagalvojau. sakau, kad kažkaip iš anksto planuoti ir ką žinau, būsiu sena, vaikščiosiu su kokiu mėgstuku ir kas ten matys, kad ant mano rankos medis su svarstyklėm. Bet aš iš vis, kai pamatau senukus su tatuiruotėm, man taip įdomu iš karto, kur tenais ant rankos. Mano, pavyzdžiui, vienas iš mokytojų mokykloje, jis turėjo pilnas rankas tatuiruočių. Irgi toks jau pagyvenęs vyras. Tai aš pamenu vieną kartą jis atėjo su nauja tatuiruotė į mokyklą ir aš visą pamoką žiūrėjau jo ranką ir net nežiūrėjau, net nesiklausiau nieko. Aš tiesiog, jisai išsitatuiravo čia žodžius, jisai yra fizikos mokytojas ir išsitatuiravo fiziką pirminę. Taip. Ir aš visą pamoką žiūrėjau tą ranką ir bandžiau perskaityti, nes jinai taip juda ten. Žodžiu, kurių niekada neišsitatuiruočiau. Aš grinai taip visą pamoką tiesiog žiūrėjau ir visi ten žiauriai buvo paaugliai labai suinteresuoti, kas čia nauja. O jūs paklausėt jo? Jo, ten visi iš karto vos ne ir prieš pamoką, ir po pamokos viskas, apie ką kalbėjo, yra apie tatuiruotę. Tai yra žmonių, kurie tiesiog pamato, ypač ant vyresnio žmogaus naują tatuiruotę ir taip, jūs taip dar darot, krizį, nes atrodo tik tais jauni žmonės pastaruoju metu. Bet man labai patinka. Mano mamai dabar, mama nesupyk, mano mamai dabar bus 49 metai ir kai man su 16 aš pasidariau šitą tatuiruotę, tai jai buvo 7, man atrodos, ir jinai neturėjo nei vienos tatuiruotės, nei man tik minėjo, kad paauglystėje norėjo jūro arkliuką išsitatuiruoti. Tai sakė, džiaugiasi, kad nesitatuiravo. Bet, žodžiu, tai aš pasidariau tatuiruotę ir mano mama po savaitės gal ar 2 užsirašė ir pasidarė pirmą tatuiruotę savo. Nice. Ir šiaip mes planavom tipo matching darytis, bet kažkaip mama ten po to persigalvojo. Ir tai aš realiai mamą paskatinau, tipo inspiravau pasidaryti tatuiruotę. Tai man čia, žiauriai reikėtų buvo, kad pati pirmą tatuiruotę ir ne po to kitą vasarą pasidarė dar vieną, tai, žodžiu, dabar mane yra pralenkus, nes jau turi 2 tatuiruotės. Šiaip labai įdomu, žinai, dar tas, kad tu čia minėjai dėl to meaningo, ne viso, dėl tos reikšmės. Aš tai kažkaip galbūt nesutikčiau su tavim, nes man atrodo, kad, bet čia jau mano asmeninė nuomonė, ta prasme, viskas okei, jeigu žmonės ten, žinai, įsitatuiruoja rožytę ir nesigaili to visą gyvenimą, bet man kažkaip atrodo, kad jeigu ką aš jau dedu, žinai, ant savo kūno, tai turi turėti kažkokią prasmę. Galbūt čia labai priklauso ir nuo žmogaus. Bet tas visas... Ir nuo tatuiruotės, manau, bet man aplamai, aš sakau, kad neprivalo turėti reikšmę, bet aš manau, kad mano, pavyzdžiui, kiekviena tatuiruotė turės reikšmę. Ir man šiaip atrodo, pats kūno tatuiravimas jau kažkokią prasme, reikšmę duoda kažką. Bet jeigu ir neturi reikšmės, ta prasme vis tiek kažkokia reikšmė yra. Nes tu kažkodėl darysi. Aš kaip tik norėjau pasakyti, kad reikšmė galbūt nėra pats vaizdas, bet galbūt tai yra vieta, kur tai pasidarai. Ar galbūt tas tavo amžiaus tarpas, kada tu tai pasidarai, kai tu pažiūrėsi tai ir tu prisiminsi galbūt vietą ar draugą, kuris paskatino. Ar dėl kažkokio, tarkim, įvykio sugalvoja, net ten, kai būna spontaniškos tatuiruotės, kad ir ten būna, ten, tarkim, nueina į klubą ir ten, nežinau, susitinka kažką ir tą pačią naktį sugalvoja spontaniškai kažkur išsitatuiruoti, kad ir po to gailisi. Bet vis tiek tada tu atsimeni tą dieną, kad tu susitikai tą ir tą žmogų ir taip toliau. Ir tarkim, tu negalvoji reikšmės, bet sorry. Ir tu tiesiog pasidarai. Tai vis tiek yra reikšmė. Žinai, tu dabar visai gerą tokį irgi palėtei potemėlę, kad buvo, man atrodo, gal praeitais metais, jeigu žinot, yra toksai, vyksta Vilniuje Milfestas. Ir tenai, aš žinau, kad šiaip tenai tipo susirenka, ten toks kaip didelis festivalis, ten tipo visų alternatyvaus roko grupių. Ir buvo būtent, ten tatuiruočių salonėlis atidarytas. Ir tipo, kad muzikos, žinai, festivalį toks atrodo šiaip žiauriai neįprasta. Ir kur šiaip žmonės turbūt net nepagalvojo tuo metu ir tiesiog pasidaro tą tatuškę. Aš nežinau, aš šiaip žiauriai skeptiškai visą šitą dalyką žiūrėjau. Bet mano draugė sesė pasidarė tatuškę ir mes su ja diskutavom. Sakau, klausyk, tu nesigaili? Tipo, ar tu nesigaili tos tatuškės? O ką jinai išsitatuiravo? Blem, aš šiaip nepamenu. Man atrodo, gal ten
perpjauta širdelė, ten, nu, tokia, žinai, dimple. Okay, na, nežinau, reiktų pamatyti. Jo, nu taip. Bet dažniausiai žmonės, kurie jau ir taip turi daug tatuiruočių, darosi tuos mažiau reikšmės turinčias tas tatuiruotes, kur tu tiesiog įeini į tatų saloną, pamatai flashcardą, kur tipo ten būna nupiešta ką tik, parenki taip, nu aš noriu šito ir iš karto tau gali padaryti. Ir aš pastebėjau, bent jau aš pati turiu dabar 4 tatuiruotes ir aš kai pasidariau prieš savo pirmą, aš galvojau, okei, čia turiu turėti žiauriai daug reikšmės, čia turi būti, ta prasme, the ultimate tattoo, kur tipo, aš turiu, ta prasme, jau žiauriai daug apgalvoti, žiauriai ten, ir aš sutinku, kad reikia žiauriai gerai apgalvoti tai, ką tu dedi ant savo kūno likusiam gyvenimui. Taip. Yeah. Bet tada pastebėjau jau su savo, aš visų pirma, savo pirmas 2 pasidariau tatuiruotes tą pačią dieną. Ir tada, jo, tai biškai hardcore, bet kai aš jau dariausi savo 3, aš jau nebelabai galvojau, tipo, kas ten bus nei labai ten žiūrėjau į visas detalės, nei ką man tiesiog, nu, visų pirma, jinai nebuvo labai detali, nei ką, nu, čia yra tiesiog, blemba, pamirštu visą laiką, kurios rankos, bet tiesiog drugelis. Ir aš galvojau tiesiog, jam nereikia labai daug reikšmės, drugelis. Vienas pažiūrės ir pagalvos kažką, ir kitas pažiūrės, pagalvos kažką visiškai kito. Ir tada savo 4 jau dariausi irgi nelabai kažkokio meaningo turėjo, bet man labai gerbiu ir žiūriai patinka žmogus, kuris padarė tą tatuiruotę. Ir aš tą žmogų labai ilgai sekiau Instagrame ir ten grinai metus laukiau, kol padropins. Dėl to būna padropina ten flash sheetus, kur yra tiesiog, nu jo, tiesiog kažkokie piešinukai, kurios tipo norėtų ištatuiruoti. Jie nėra specifiškai pagal tave padaryti, jos tiesiog padaro ir galvoja, nu, jie atras savo savininką. Ir vat vieną dieną pamačiau tą vieną, kur jau 100% noriu pasidaryti. Okay. Ir tiesiog nuėjau, pasidariau ir aš dabar tiesiog, kai pažiūriu tą tatuiruotę, aš pagalvoju vat, apie tą žmogų, nes man patinka jo stilius labai tatuiruočių. Nu tai va, ir susikūrė realiai. Reikšmė tiesiog. Jo. Apskritai gal tai būna, kad ta reikšmė jinai atsiranda kartais, netgi man atrodo, kad tas vat, pirmas žingsnis, ane, kai tu tik pradedi ten verti auskarus, aišku, dar man atrodo yra tas dalykas, kad kuo anksčiau pradedi, tuo didesnis šansas tau turėti jų daugiau, bet jo, kad tiesiog atrodo, kad tos reikšmės jos paskui pačios pradeda kurtis. Šiaip norėjau paklausti, ar labai skauda, nes, pavyzdžiui, aš norėčiau pasidaryti tatuiruotę, bet visų pirma, aš bijau adatų labai. Aš irgi. Ir tiesiog nežinau, ar verta kentėti tą skausmą dėl to, sakykime, dalyko, kuris lieka, atrodo, visą gyvenimą. Nes aš neseniai dar sapną turėjau, kad aš visą koją kažkodėl čia išsitatviravau tokį milžinišką bulių. Tik pasidariau tą tatuiruotę ir tokie, galit nuimti, prašau. Tai aš nežinau, čia tai buvo kaip ir ženklas man, kad nesidaryk didelės tatuiruotės, ar iš vis nesidaryk. Atsirado, žinai, jeigu tu sakai, kad šiek tiek bijai, tai gal dėl to tas sapnas. Bet aš galiu, tipo, pradėti dėl šito, tai aš šiaip negaliu, nu, tipo, ne ekspertė ir negaliu nieko labai sakyti, nes aš turiu vieną tatuiruotę ant rankos ir aš žinau, kad mano pirma tatuiruotė bus ant rankos, dėl to, nes čia yra neskausmingiausia vieta. Ir man asmeniškai, jeigu reikėtų vertinti skausmą, tai kokie 2 iš 10. Taip, ta prasme, tikrai neskaudė. Skausmingiausias dalykas, kas buvo, tik jis spalvino šitą žmogeliuką, tiesiog, nu, toj pačioj vietoj jo varo adatą. Ir man pasakė, kad skaudėsio. Kai visiškai juoda vieta, ten paima dažniausiai plonesnę adatėlę. Taip. Ir įdomus dalykas, kuo mažiau adatų, tuo labiau skauda. Jo. Nes kai daugiau yra adatų sudėta, tai didesnį ten tą visą plotą paima ir tiesiog paskirstyta to lygiau, žinai, tas įskausmas. Dėl tatuiruotės, nu, nežinau, yra vietų, kur aš, tarkim, tikrai nekentėčiau turbūt skausmo ten pasidaryti ar kažką, bet aš irgi manau, kad verta. Tai va čia, nu,
sakau, dėl savęs, tai man neskausmingiausia, tai sakau, tik skausmingiausia, kai spalvino, daugiau negaliu pakomentuoti nieko. Mano mama turi tatuiruoti aplink ranką, sakė irgi neskaudėjo, bet kadangi jai šiek tiek čia yra Per kaulą, ne? Jo, tai čia skaudėjo ir dar po tatuiruotės, jai su baltu tipo rašalu dar, kaip ir darė maždaug tokį, kaip, nu, žodžiu, efektą kažkokį pridėjo. Tai tas baltas ant viršaus labai, sakė, skaudėjo ir dar plus, kad to oda jau sudirginta, žinai, ir dar ant viršaus. Jo, tau realiai ant žaizdos deda. Jo, tai šitas vat skaudžiai. Bet tai nežinau, gal Ugnė gali daugiau pakomentuoti, nes tu daugiau tatuiruočių turi. Kokia, pavyzdžiui, tavo skausmingiausia buvo? Aš turiu ant šonkaulių. O, dievams. Aš turiu ant stuburo. Ir Ar ne? sako, kad labiausiai skauda, kuo arčiau yra kaulo, kuo plonesnė oda, tai sakykim, kelėnai, alkūnės, šonkauliai, kaklas, jo, tam bus skausmingiausios vietos. Ir aš žinojau, kad žiauriai skaudės ant šonkaulių, nes čia yra nemažai, jinai eina taip per visą taip šoną. Ir aš žinojau, kad čia labiausiai skaudės, bet aš žinojau, kad tipo, aš tą skausmą praeisiu ir tą visam gyvenimui turėsiu žiauriai gerą tatuiruotę, kur tipo aš tiesiog, na, buvo žinoma ta jauduliuka ir aš pamenu netgi, kai pasakiau savo tatu meistrui, kad tipo, aš noriu ant šonkaulių, jis taip pažiūrėjo į mane, o tu turi daugiau tatuiruočių, čia tikas ne pirma, nes tu neišgyvensi. Tai man irgi, mes meistru kalbėjom, šiaip labai fainas mano meistras ten iš Klaipėdos ir mes su juo kalbėjom ir sakau, tu kokią, pavyzdžiui, tokią skausmingesnę vietą. Ir jisai sako, šonkaulė visai skani tokia. Ir aš sakai, jeigu tatu meistras pasako, kad šonkaulė yra, ta prasme, skaudi vieta. Tai aš sakai, žinosiu. Bet, labai gražu ant šonkaulių man irgi. Aš buvau tam pasiruošus, nes prieš šonkaulius čia dariausi už rankos. Aš, žinai, mėgojau per tą tatu. Aš, žinai, beveik užmėgau. Aš gulėjau visų pirma. Ranka buvo. Ja. Nes mane pagulė taip ant pilvo ir čia taip tatuiruoja tą ranką. Ir, žinai, porą kartų taip jaučiu, kaip jau viskas lūžtų. Plus čia buvo ryte ir aš nesu ryto žmogus. Ir tiesiog guliu ir taip po biškį atsijunginėjau, jaučiu taip, kur jau kai baigė, mano visas veidas buvo taip nuspaustas raudonas. Seilė išbėgo. Jo. Ir, aš tai, pavyzdžiui, tiesiog stengiuosi negalvoti apie tą visą skausmą. Aš tiesiog... Ir yra šiaip būdų, kaip irgi žmonės bando sumažinti tą skausmą, yra toksai kaip numbing kremas, kur tipo nuima tau iš vis jausmą. Nors ne visi rekomenduoja. Ten reikia, man atrodo, pasikonsultuoti. Tų visų skausmo nusiėmimo tiek dėl auskarų, tiek dėl tatuiruočių nesako. Nes čia labai reikia su tiesiog meistrais konsultuotis, jie visą laiką geriausiai žino ir ten geriausiai viską pasakys. Nes jeigu ten žiauriai, tažnai jau neatkenčia tas jų klientas, tai obviously jie nori ir patys savo darbą pasilengvinti ir šitam žmogui tipo nuimti kažkiek tos kančios. Tai man irgi būdavo, kai dariau šonkaulius, sako, ar tu tikrai nenori pertraukos? Tu tikrai nenori taip biškį pailsėti, gal? Ne, varom, gal aš atkentėsiu. Ne, aš realiai, kas pusvalandį, kas valandą darydavau pertrauką jau link galo. O tai kiek tu laiko darė? Apie 4 gal valandas beveik. Oh, shit, okei. Tai aš grinai tiesiog, svarbiausia yra nebijoti pasakyti, kad tipo, aš noriu pertraukos, nes aš grinai jau jausdavau kaip tipo, ta prasme jau... Tirpsta, ne visas kūnas tiesiog. Jo, kur tiesiog tau atrodo ir tirpsta tas kūnas ir tada taip... Aš tai, pavyzdžiui, ką dar darydavau, kad, tipo, numažinti tą skausmą, tai yra kasdavau savo į pirštą, nes, tipo, labiau, tipo, skaudės pirštai. Čia psichologiškai yra, kad jeigu tu kitur nukreipi skausmą, tai tau ne ten skauda. Tipo, tu mažiau jausi tenais ir, tipo, irgi taip, bet jau kai jaučiu, kad visiškai nepadeda, aš taip, gal padarom tą pertraukę. Ar ką norėjau greitai pridėti, ta skausmo tolerancija. Žinot, būna ir tik to, kai ten, pavyzdžiui, tai va, šiandien vėriausi auskaras skausmas, ten 2 iš 10 mane. Ir kitas nueina ten apsiverkęs iš kabineto, išeina man 8 iš 10. Tai, aišku, priklauso ir nuo meistro, tiek tatuiruočių, tiek auskarų. Ten, jeigu tau ten žiauriai blogai padaro, tai faktas, kad tau skaudės. Bet ir pati tolerancija yra. Pavyzdžiui... Žinai, čia taip yra, kad man atrodo, kad labai yra asmeniškai, ta prasme, koks yra tavo kūnas.
kiek tau yra metų, kokia yra tavo patirtis tas tatuiruotės darantis, kaip tave priima? Čia irgi. Nes aš septimo šitą piercingą prasivėriau, man atrodo, 13-14 tiksliai nepamenu. Leido tėvai, ne? Jo. Okay. Ir tai vat prasivėriau ir pas tą pačią meistrę, mano sesė prieš metus prasivėrė ir irgi 14 buvo prieš metus. Tai man buvo gal 4 iš 10, jinai sakė, kad aš tiksliai nepamenu, man atrodo, gal 6 iš 10 ar 7. Bet ta prasme tai irgi skiriasi, nors net metai buvo tie patys, kada pas tą pačią meistrę, bet vis tiek labiau skaudėjo, tai tiesiog sakau. O man labai įdomu, tu pasakei, kad gan anksti tavo tą septimą prasivėrė, tai labai įdomu, žinai, nes dažniausiai turbūt irgi vienas iš faktorių. Dabar, kai, sakau, yra tie grožio standartai, jie labai liberalėjantis ir atrodo, kad ta paauglystė vis anksčiau prasideda. Nu, ta prasme, kad dabar paauglių realiai turbūt žmogus skaitosi nuo kokių ten 12, galbūt kai kurie net nuo 11, labai priklauso nuo jų brandos. Taip, kai aš matau, kad 10-metis Get Ready With Me daro, tai... Ne, nu čia irgi biški kontroversiškas dalykas. Nu, čia toks. Bet... Aš nieko prieš esu, tiesiog, tipo, aš jau pamatau, kad vis jaunesni žmonės, kaip tu sakai, tipo, jau skaitosi paaugliais. Tai, nu, dar 10-mečio vaiko aš gal neskaityčiau paauglių, bet jau į tą pusę jis eina. Žinai, anksčiau būdavo taip, kad, pavyzdžiui, 90-aisiais, ane, tenai realiai, aš manau, kad maždaug tada skaitydavosi kokių ten 16, 15, tada kažkur pasidėjo to paauglišką fazę. Dabar jinai realiai prasidėjo taip anksti ir su tuo, žinai, ir tie grožio standartai. Jie vis ankstėja ir kur netgi galbūt patampa normalu tatuiruotis vaikams, žinai, darytis tatuiruotis ir kuo anksčiau ten tos auskarus vertis ir va, tu sakai, kad tau mama leido darytis tenai 13-14, ne kažkur? Piercingą. Jo. Tai man labai įdomu, žinai, kokie motyvai, ta prasme, labai įdomu tada, koksai, žinai, tas tėvų požiūris. Ir kada tau tėvai turėtų leisti, kaip čia, priimti sprendimus už savo kūną pačiam? Tai aš nežinau, ar man papasakot nuo, tarkim, ten, kada pirmus auskarus įsivėriau, kas yra, nu, čia patys nuobodžiausi, tai jausis, ane. Tai 6 metų, tai aš manau, kad, nu, čia, tipo, galim dar neskaityti, nes čia irgi dažniausiai kažkur 6-7 turbūt įsiveria, bet būna kas ir vėliau. Bet dėl šitų jau, tarkim, veido, ne, srity, tai, nu, aš turiu liežuvį auskarą, kurį, kada man, aš irgi bijau sumeluot, bet galimai man buvo 11-12 metų. Okay. Tai, nu, čia toksai, aš net neįsivaizduoju, kaip man šovė ta idėja, aš net neatsimenu iš tikrųjų, bet kažkaip aš pasakiau mamai, jinai, aišku, sako, turim tai nori ir aš tai jo. Ir aš tokia, nu, okei. Ir aš kažkaip kodėl? Nes aš turiu vyresnę sesę ir aš irgi nežinau, ar 14 ar 16 jinai norėjo į bambą auskarą ir mama neleido. Ta mano mamos buvo kitoks požiūris kažkaip. Bet po to jinai, aš nežinau, kas mano mamai nutiko, bet jinai kažkaip pasikeitė. Ir tai ir jinai man leido kažkaip. Ir, nu, tai atvarėm mes tada įsivert, mane atkalbinėjo meistrė kažkur, gal, nu gerai, gal ne pusvalandį, gal kokį 10-15 minučių taip bandė atkalbinėti. O kodėl? Jo. Tiesiog, nes buvo liežuvis ir čia, nu, tau maždaug, nu, tiek man 12 metų buvo, tai, nu, tau 12 metų, tu čia, žinai, čia gali... Vaikas dar, ne? Jo, tu čia vaikas. Tai, nu, aš suprantu, kad turbūt ne kiekvieną dieną, žinai, 12 metai nori į liežuvį ir kodėl iš viso 12 metų nori į liežuvį vertis, tipo, kažkaip, gal iš tos pusės dar yra. Bet, nežinau, kažkaip įsivėriau. Šiaip dar kas buvo, mano mama tai belenkiek heito susilaukė dėl šito, kad tu savo dukrai leidai, tipo, įsivert, kam čia reikia to liežuvio ir taip toliau, nu, kas čia matys, kam čia jinai rodys. Nu, visokių dalykų aš girdėjus ir ten iš tos šlikščiosios pusės, kad ten, nu, žodžiu. Bet, nežinau, kažkaip, dėl to ir mama, kai buvo dėl kitų auskarų norėjau, pavyzdžiui, nors ir jau mamai biški PTSD prasidėjo ir, na, tokia, gal biški vėliau nori, bet aš tokia, ne. Tai, taip, leido tada septumą, nu, 13,
Po to 9 klasėje snake bites užsinorėjau, tai čia yra, aš turiu... Šitą, ne? Kur čia? Jo, aš turiu čia skilutės, nes aš 9 klasėje įsivėriau, bet po metų ir 2 aš išsėmiau, tiesiog nežinau, kažkaip, man patiko, man buvo gražu, bet kažkaip tiesiog pabodo ir šiaip ir liežuvę buvau išsėmusi, apie gal metus kažkur neturėjau ir tik nesenai aš nežinau, kaip aš sugalvojau, tipo, tiesiog pasiėmiau paprastą adatą ir pamėginau prakišti. Trigger warning. Ir tipo prasikščiau ir sakiau, mane užgijo skylė ten per metus kažkur. Reikia užsisakyti auskarą, užsisakiau auskarą, prisvėriau ir taip toliau. Žinai. Ir šiaip keista, nes, tipo, kad liežuvis neužgijo. Jo. Šiaip, man atrodo, čia toks dalykas, o tu čia apie tos komentarus pakalbėjai, žinai, ko, pavyzdžiui, tavo mama sulaukė. Yeah. Tipo, ir mano klausimas galbūt buvo daugiau iš tos pusės, kad nuo kada realiai tėvai turėtų leisti vaikui priimti už savo kūną sprendimus, žinai, tuos. Nes atrodo, kai tau 12 ir kaip tu sakai, ten netgi ta verėja, kuri tikrai nesusiduria kiekvieną dieną turbūt su 12-mečiais norinčiais tipo liežuvyje piercingo. Yeah. Tai tipo, netgi iš jos pusės jau jai keista. Tai žinai, ką tada galvoti tiem, nežinau, kaip čia žmonėm, kurie galbūt išvis nesupranta ant veido auskarų arba išvis nemato prasmės juose. Na, man tai buvo visiškai atvirkščiai, kad man nieko nenorėjo leisti tėvai. Ir aš pamenu, aš savo tos pirmus irgi nuobodžiausius auskarus man jos padarė gal 5 metų kažkur. Ir esmė, kad jos ne su mama jau darytus, o su ten mano mamos ten geriausia draugė. Jinai vedė savo dukrą vertis auskarų. Ir aš tiesiog buvau pas jos tą dieną svečiuose ir sako, Ugne, gal tu irgi nori tiesiog. Tokia, vos nepaklausė? Ne, man atrodo, kad ne. Shit, okay. Nes, tipo, jos ten kaip besties yra ir I guess pasitikėjo tiesiog ir mane nusivedė, man pravėrė ir aš grįžtu namo ir aš tokia excited, sakau mamai, mama, šiandien, tu pamatai skirtumą kažkokį, tu su manim kažkas kitaip. Ir jinai iš karto pasakė, kad, auskarus persivėrė. Man taip liūdna buvo, kad jinai iš karto pastebėjo. Bet nepyko. Aš tikėjausi kažkokio didesnio, žinai, didesnės reakcijos. Man tokia, tipo... Kodėl tu mano dukrai leidai? Man nepasakius. Pasitikėjimo reikalas, bet, pas mane aplinkoje ir taip dauguma mergaičių turėjo auskarus ir kai kurios jau ten išvis ten vos ne kūdikystės turėjo auskarus, kur tėvai veda ten savo kelių mėnesių vaikus, jau, laikas prisiverti auskarą. Nes dažniausiai būna ta idėja, kad tipo, mažas vaikas, jisai neprisimins to skausmo ir ten all good. Bet aš sakyčiau, kad gal biški netgi liūdna, kad tiesiog taip vos nepriverta, žinai, tas vaikas tai nežino, kas jam čia vyksta. Jam tiesiog pravėrė auskarus. Aš sakyčiau, kad geriau palaukti, kol pats vaikas užsinorės ir tiesiog pats paprašys. Pavyzdžiui, niekada. Ir vis tiek skylutės tai lieka, nesvarbu, užaugo, neužaugo. Šiaip aš tą patį norėjau kaip tik pasakyti, kad jeigu nepatinka auskaras, tu gali išsiimti realiai, bet kada gal kai kurie užkliustos skylutės likusios. Bet čia, come on, mes visi turim ten ant veido kokį apgamą, kokį spuogą, čia viskas normalu, čia atrodo taip įsiblendina vos, nepastebės labai. Man tėtis yra pasakęs, kad jisai labiau yra už auskarus negu tatuiruotės, nes gali išsimti, kada nori ir, tiesiog užsitraukia lieka randas ir taip pat tatuiruotė, tai dar gal prieisim, nežinau, prieš tos temas, bet aš kadangi pasidariau 16 gimtadienio progą, čia buvo dovana, tai, mano tėtis nelabai nebuvo labai laimingas. Jis iš tikrųjų net nepritarė. Tiesiog mama paklausė, sako, tai Kamilė planuoja darytis tatuiruotę, ir, tipo, ką manai, ir tėtis, aš tai, tipo, maždaug nepritariu. O čia buvo tėvų dovana? Kaip ir jo, nes aš jau norėjau 16 gimtadieniui ir mama tiesiog padovanojo man per gimtadienį pinigų, tai už juos ir pasidariau tą tatuiruotę. Bet tėtis kaip ir buvo prieš,
Nu, ne tai, kad prieš, bet maždaug tiesiog, kad jisai nelabai pritarė, bet tipo nebuvo, kad ten aš draudžiu, ten ir viską. Jo. Bet mama leido, nu tai ką, užteko mamos leidimo ir aš pasidariau. Bet po to, po kiek, kadangi, nu, tais metais mano tėtis Ispanijoje gyveno, tai aš po to, ten tik po pusės metų mes susimatėm su juo ir jisai toksai, aš kažkaip tą tatuiruotę nenorėjau rodyti, nes, nežinau, aš galvojau, kad tipo jam ar nepatiks, ar jisai, nežinau, kažką gali pasakyti. Bet kažkaip sėdėjom prie baseino, sako, nu tai parodyk. Aš tokia, nu tai parodžiau. Nu, visai graži. Jau laukiu kažkokio. Jo. Jau buvau pasiruošus žiauriai. Čia kas vat yra irgi su tais dalykais, man atrodo, kad, sakau, realiai tu esi vos ne vienas iš pirmų žmonių, kuriuos aš sutinku, kur taip lengvai tėvai leidžia, žinai, tipo pasidaryti tatuškę, prasiverti auskarą. Pavyzdžiui, pas mane, ta prasme, artimoje aplinkoje, aš sakau, aš pati pasidariau nelegaliai tatuškę 15 ir čia prieš savo 16 gimtadienį, žodžiu, buvo dainų šventė ir aš apie tą tatuiruotę galvojau realiai 4 metus. Tai kiek čia, nuo 12 metų, ta prasme. Nu, maždaug tenai, tam tarpe, kur tiesiog jau pradėjau irgi tenai ir visokias ten madas sekti ir tenai, atrodo, galbūt lysti į tą visą suaugusių pasaulį, nes ta tatuiruotė ar auskarai dažnai būna toksai kaip edapas, ne? Kad jeigu, kai tu pasidarai tatušę, kai tu įsiveri auskarus, atrodo, tu iš karto kažkaip subrandėji ir ta prasme linksti vis labiau link to suaugusių pasaulio ir aš atsimenu, kad galvoju, aš ten klausiu ir tėvų, ir taip tarp kitko užklausiu, nes aš tiesiog žinau, kad jie man tikrai neleis ir aš galvoju, nu gerai, nu jie neleis, aš pasidarysiu nelegaliai. Ir aš pasidariau tą tatuškę per dainų šventės repeticijas ir aš prisimenu, koks man buvo žioskas stresas, ta prasme aš galvoju, blemba, šiaip aš bet kada galėsiu varyti maudytis, aš bet kada galėsiu tenai, tipo, o kas jeigu aš tiesiog, nežinau, persirenginės ten mama, tipo, jais ten kažkas, tipo, galvoju, man, nu, man pas meistrą darys, ar tau kažkas padarė iš artimų, tipo, kad tu sakai, kad nelegaliai tai? Klausimą, jo. pas meistrą, kuris yra irgi paauglys, bet jis neturi savo studijos. Jisai darė su aparatu ar tau čia? Jo. Nebuvo paauglys. Nestikim paauglys. Ne. Tada. Ir aš šiaip žiauriai, dėl ko gal nervinus, pirmąjas galvoju, blema, nu čistai, ta prasme, živ. AIDS, bet kokia liga, tipo, čia žiauriai pavojinga yra. Bet tada išsiklausinėjau žmonių, kurie darėsi pas tą žmogų ir šiaip galvoju, aš visgi labai noriu šito dalyko ir galvoju, ta tatuiruotė man šiaip labai daug simbolizuoja, nes jinai yra ir apie mano tam tikrą laikotarpį gyvenimų ir apie sapnus ir gal netgi apie tą ėjimą iš vaiko į paauglį. Ir tokia buvo, sakau, apie brandą realiai. Man ta tatuškė yra, degu. Aš įsitatuiravus užrašą. Ir kodėl aš pagalvojau apie žirkieną? Žirkienai yra? Ne žirkienai. Tokie voverytas ir žirkienom išrūna. Bet turėjau tos gyvūnus, tai kind of ir dėl jų buvo. Kaip ir yra. Nes aš iš karto žirkienus. Aš taip pagalvojau, kad tu, tipo, degi, tai, tipo, kad liepsna dega. Taip. Čia šiaip buvo, sakau, žinai, kai buvau 12, tai realiai ir galvojau, čia man buvo labai gaila, kai mano gyvūnai, tie degučiai numirė, galvoju, čia žiauriai gaila, čia reikia kažką, tipo kažkokį prisiminimą palikti ant kūno, ten dėl jų garbė. Nežinau, dėl ko būtent ant kūno, bet kažkaip galbūt taip mani susigyveno tas visas, nežinau, prižiūrėjimas tų gyvūnų, kad aš tiesiog, man buvo labai sentimentalu tai. Bet tada kažkaip ta tatuiruotės idėja augo ir aš augau su ja ir tada taip gavosi, kad jinai daugiau virto apie veiklas, kurias aš darau. Ir jeigu kažką darau, tai, degu tuo, ką darau ir man fainai. Tai va, bet grįžtant apie tą tėvų visą reakciją ir taip toliau, ir aš galvoju, žinot, kai būna, kad kartais, kur aš neįsivaizduoju kaip, bet tipo, kur ten paaugliai sugeba, kurie, pavyzdžiui, nelegaliai pasidaro ten tatuškės, ten tėvai neleidžia ir taip toliau, kur žiauriai ilgą laiko tarpą, tipo, nusilepia tą tatuškę. Aš galvoju, aš taip negaliu, man ten dreba kinkos. Žiūrint, ant kur pasidaro. Aš gal ant stuburo turėjau, ne? Aš jau galiu parodyti, gal. Gerai, palauk. Ar čia nusirenginės prieš kamerą? Palauk. Geras. Tai va, tai, žodžiu.
tokioje vietoje biškeliau gali, tipo, paslėpti nuo tėvų. Bet man buvo toksai principas, kad galvoju, man baisu kažką slėpti yra ir Šiaip aš jau prisiduosiu, ne? Jo, galvoju, aš jau geriau, jeigu kalta, tai kalta iki galo. Tai Mama, aš degu. Jo, mama, aš degu, tipo. Ir aš, tipo, pas ją nuvariau. Ir aš šiaip galvoju, gerai, mamai, tai gal dar biškai pasakyti, bet tėčio kaip aš pasakysiu. Galvoju, tėčiai nežinau, kaip pasakysiu. Ir aš čia tu apie tai netyčia kažkaip ta tatuiruotė atsirado. Prieš darant. Aš apie tai labai ilgai galvojau, čia buvo mano vienas iš esminių dalykų, dėl ko nesidaryti tatuiruotės. Vis tiek, kas gali būti blogiausia? Na, jo, Namų išmes. Jo, ir aš tokia tiesiog, bet šis, tai žinok, aš prieinu prie mamos ir aš sakau, mama, klausyk, aš tau turiu kai ką pasakyti, bet prašau, manęs, neišmesk iš namų. Tu neš čia. Jo, šis tai galvau, kad ta prasme jinai apie tai pagalvos. Ir jos, tipo, realiai ten veidas, tipo, visas baltas ir aš tokia, shit, aš nežinau, apie ką jinai galvoja. Gal geriau, kad pagalvoja, nes tipo blogiau, man atrodo, vaiką turėti. Jo, blogiau. Tatuiruotę. Galbūt taip. Ir taip parodai tatuiruotę. O, kaip gerai. Kai jau mamai visas praėjo gyvenimas. Nebuvo tokios reakcijos iš tikrųjų, bet aš kažkaip tikėjausi, kad bus roskai blogai. Ta prasme, kad supyks, kad nesusikalbėsim, paskui tenai visą vasarą mane kontroliuos už pavadėlio vedžios, bet taip nebuvo. Ir jinai sako, blamba, geras, Milda. Nukėta tatuškė, sako, graži tatuškė. Čia netikėtai, nustebina. Jo, visiškai. Aš tokia, ačiū Dievui. Gerai, o paskui galvoju, bet ir tėčiui reikia pasakyti. Bet lengviau biškai, kai vienas. Jo, bet jau kai vienas sužino, tada, ir gerai, ten po dienos gal pasakiau tėčiui, tai tėtis tiesiog, pasakiau prie smilkinio prieš tą. Aš tokia, Tai aš dar vis nežinau, ką jisai man. It's not that bad. It's not that bad. Jo, tikrai ne vaikas tai buvo. Jo. Aš tai biškai tokioj situacijai buvau, nes, kaip matot, aš dabar neturiu visiškai auskarų nieko, čia tuščia, bet aš buvau tokioj situacijai, kai aš slėpiau auskarus net ne nuo tėvų, bet nuo kitų žmonių, kad aš juos turiu. Nes buvo tokia situacija, kad gal, dabar neatsimenu, man atrodo, 3 klasėje, tai man kokie 9 metai, dar lankiau gimnastiką ir buvau kaip tik neseniai prasivėrus ausis ir, kažkaip nepasidomėjom, kaip tiksliai reikia jas prižiūrėti ir, žodžiu, mama išėmė abu auskarus, kad dezinfekuoti reikėtų. Ir vietoj to, kad purkštų tiesiai, žinai, ant ausies, tai papurškė ant auskarų, ant ausies ir visą kitą. Ir vienas įsideda, o kitas neįsidėjo. Ir aš tokioj panikoje buvau, nes aš... Ir tai, aš vėriausi ausis tada, kai dar tie pistoletai buvo, tai ir ten istorija tokia, kad vieną ausį pravėrė, o kitą turėjo praverti jau pasibaigus mano laikui, kai aš laikraštį skaičiau ir apsimečiau, kad nemačiau, kad man kažką daro. Nes ant tiek bijau, bet žodžiu, ir neįdėjo tą auskarą ir, žinai, kai dar freshly tas toks pravertausis, tai atrodo, reikia, kad kažkas ten būtų, kad nesugytų iš karto. Ir, žodžiu, siūlė eit pas kitą meistrę, bet nesutikau, nes, adatos aš negaliu tiesiog. Bet, žodžiu, aš vaikščiau su vienu auskaru ausy. Ir žinot, kai gimnastika, gimnastika tu negali būti su palaidais plaukais, nes tu ten visokius triukus darai, ten visą kitą ir būtinai turi būti susirišęs. Aš mečiau gimnastiką vien tik dėl to, kad aš buvau su vienu auskaru ausy, o tuo metu tai nebuvo populiarus dalykas, kaip dabar, kad ten kiti vieni vaikščia su vienu auskaru, kiti su 5, kiti su 6 ir panašiai. Ir, žodžiu, aš aišku, iš karto nemečiau, bet aš pabėgau iš treniruotės vien tik dėl to, kad man labai gėda buvo, nes aš atėjau su palaidais plaukais, paslėpus visas ausis ir mano ta mokytoja sako, susirišk plaukus, aš nuėjau į rūbinę, susirišk plaukus ir nebegrįžau tiesiog. Jo. Tai čia irgi tam tikras grožio standartas, žinai, kur tiesiog at a certain time buvo tiesiog madinga būtent taip ir būtent tai buvo priimta, tai reiškia, kad ir tu turėjai būtent 2 auskarus turėti, ne vieną. Jo, aš paskui tą vieną auskarą tiesiog išsiėmiau ir dabar atrodo, kuo labiau augu, tuo didesnė baimė, kaip tik dar kartą prasivert, nes, ir atrodo, kaip ir matau tą potencialų, sakykime, grožį
kurį pridėtų auskarai, bet tada tuo pačiu ir pinigai, auskarai nauji, ten visokios priežiūros, adatos. Tai iš viso neturi nei auskarų, nei tatuiruočių dabar? Ne. Tokia kaip keista, prieš save turiu visiškai priešingai. Vat, jeigu nori tatuiruotės, tai, būna, ten nusipiešiu kažką ant rankos, tai galvoju, kaip faina būtų turėti tatuiruotę, paskui nusitrina, o kaip fainai tuščia ranka. Tai vasarą, kai, žinai, eini prie ten jūros, dar kažkur taip noris atrodyti kietai, tai, bent jau Šventojoje, kai buvom, tai nusipirkau tų fake tatuiruočių tiesiog, pasidariau, ir ta prasme, vaikštai, viskas okei, gražu, ir paskui nusitrina, pasidarai vėl iš naujo, ir paskui, jeigu nusibosta, tiesiog, nesidarai, tai... Čia labai geras būdas paeksperimentuoti, tiesiog atrast, kas tau patinka. Aš pati, pavyzdžiui, irgi darydavus ten ir Klaipėdoj per tą jūros šventę būna, kur ten dar tas netikras tatuiruotas. Visą laiką labai norėdavau ir pasidarydavau. Dar labai smagu, šiaip jeigu meniškas žmogus gali nusipiešti arba net su hena pasidaryti. Labai cool atrodo visą laiką. Ir tiesiog labai smagus būdas yra atrasti maždaug, kas tau patinka, kur tau labiausiai patinka. Ir aš pilnai sutinku, kad daug žmonių tiesiog yra tie žmonės, kur niekada neapsisprendžia ir, ta prasme, arba galbūt bijo ir galbūt tai ir yra tada geresnė išeitis nepasidaryti visam gyvenimui, o tiesiog save kaip ir kiekvieną dieną customizint, kažką pridėti, kažką nuimti. Labai irgi smagus tiesiog būdas save papuošti. O kaip manot, ar tas būtent visi šitas tatuiruotės ir auskarainės, aš tada galvojau iš tikrųjų, tipo realią priežastį, dėl ko aš pasidariau būtent tokiam amžiui ir dėl ko būtent aš iš viso pasidariau. Ar čia nebuvo tik tais realiai socialinių tinklų įtaka ir ar nebuvo čia tiesiog dar vienas, tipo, koks nors ant TikToko bumas? Jo. Šiaip mėgsta sakyti, kad, tipo, tu čia palei madą tiesiog eini. Jo. Taip, kur... gerai, tu nepatikrinsi žmogaus, ką jisai galvoja, tipo, ar jisai čia ką tik sugalvoja, nes pamatė TikTokę, ar jisai čia galvoja metus apie tai ir planavo. Bet atrodo, žmonės nepažiūri į tą, kaip žmogus sugalvojo, kiek laiko galvojo, kodėl tai pasidarė. Jie tiesiog pamato, šitas žmogus turi tatuiruotę, šitas žmogus turi tatuiruotę, turbūt dėl to paties reikalo, žinai, kad pamatė vienas kitą, ypač prie vaikų, atrodo, tiesiog paaugliai yra labai lengva jos influencant, atrodo. Taip. Ir tiesiog irgi kartais pasigauna tą kažkokį trendą. Ir irgi, pavyzdžiui, mados tipo tendencijos irgi būna. Tu išeini, pavyzdžiui, vasarą į lauką ir visi vienodai apsirengę tiesiog būna. Bet žinai, čia netgi kalbant apie tą... Sakau, apie tą visą tiesiog teenager culture, realiai, turbūt jį galima pavadinti. Man atrodo, čia kažkaip su draugais mes diskutavom, kad dabar apskritai yra peršokama netgi apie tas pačias mados tendencijas ir taip toliau. Dabar yra norima antiek greitai subręsti, kad realiai tarp vaiko ir suaugusio net nebelieka, atrodo, tos paauglių kultūros tarpsnio. Tiesiog kažkaip... Aš nežinau, ar jūs tą pastebėjot savo tarpsnyje, bet anksčiau ten irgi, aš kalbu apie 90-us, 2010, ten iki kažkur to laikotarpio, buvo ten tokie trendai, kaip ten tas pats MTV kanalas, tada buvo ten Disney Channel, darė tipo legit turinį tipo paaugliam ir buvo netgi arba ten Tumble Girl, tada Emo Face. Hannah Montana, kaip žiūrėdavo. Hannah Montana, yes. Tipo, čia buvo, žinai, čia buvo tas paaugliška idilė ir būti paaugliu buvo kietai ir tos visos tatuiruotės ir auskarai, jos galbūt buvo atėjusios, tipo, pradėjusios ateiti į madą irgi ten dėl to, kad, nežinau, kuo greičiau pataps suaugusiu čia, bet galbūt buvo tiesiog dėl to, nes tiesiog kietai ir, sakau, ir ta paauglio fazė, jinai buvo kieta, o dabar, tu, sakau, minėjai, žinai, apie tas pačias mados tendencijas, kad visi taip pat apsirengia ir taip toliau ir realiai nebelieka tos paaugliškos kultūros. Šiaip kadaise iš vis neegzistavo toks dalykas kaip paauglys. Jo. Tiesiog būdavo, kad yra vaikas ir tai yra suaugęs. Tiesiog kažkada kažkada žmonės 20 metų te gyvendavo. Jo, ir tiesiog atrodo,
kaip tik žmonės, vaikai ypač, jie laukia paauglystės, bent jau aš tai labai laukiau, kol tipo, aš ten, tipo, galvau, kaip cool yra būti paaugliu. Jo. Ir netgi būdavo, kad mes su draugais tenais ginčydavomės, nuo kada tu esi paauglys. Kad, tipo, ten 11-12 metų ir sakai, aš jau esu paauglys. Ir kažkas taip. Actually, yra nuo 13 paauglys, arba nuo 14. O tada 16 mečiai, ne, bet jūs neįsivaizduojat, kokie plotai vyksta. Ta prasme, grinai tiesiog tu lauki. To atrodo, kad jau pradedi bręsti realiai. Bet man atrodo, kad paauglys tu esi, kad kiekvienas maždaug skirtingai pradeda paauglystę ir labai priklauso nuo to, kaip tu, visi bręsta skirtingais atrodo. Kokioj tu aplinkoje augi ir taip toliau. Jo, tai pavyzdžiui, labai daug mano draugų tiesiog žiauriai nenorėjo, kai buvo vaikai, žiauriai norėjo būti paaugliais, o kai iš paauglio gyvenimo jau turi pereiti suaugusiui, žiauriai bijo, žiauriai nenori ir tiesiog nori iš vis net atgal į vaikystę grįžti tiesiog, nes, Jo, faktas. Tiesiog tas paauglystės, atrodo, tarpsnis labai yra idealizuojamas. Kad, tipo, tu ten esi rebelijas, bet tu turi, žinai, ir kur gyventi, tau nereikia jaudintis dėl nieko. Bet žinai, tas, visas, sakyčiau, tiesiog, realiai, kai tu esi paauglys, man atrodo, tai tu gali atsipūsti. Bet dabartiniai, sakau, gal čia irgi tipo tokie, tu kažkada pradžioj podcast'ą sakei apie tos, kai 10-mečiai daro fičekus, žinai, kur pradeda daryti fičekus. Ir kur, tipo, tai čia dabar turėtų būti norma, ar neturėtų? Ne, dėl fičeko, aš dėl Get Ready With Me sakiau, kur... Dėl Get Ready With Me, sorry. Tai šitas, aš nesu prieš, tiesiog man gal biški keista, nes... Jo, nes atrodo, ir nueini komentarus ir ten visi tokie, eik ten atgal, žaisti. Arba, tipo, žinai, daro skincare ir, tipo, man tiesiog atrodo, kad pas tą 10-metį vaiką dar ten tas veidas visas toks lygus. Taip, baby face'as toks visiškai. Ir dar kartais darosi su tom priemonėm, kur man atrodo, kaip tik pakenkė, žinai, po to tam, ta prasme, tam vaikui ir ten... nežinau, aš ten tiksliai nesigilinu, bet gali tam pakenkti ir ten tai odai. Ir dėl to biškai baisu net gal. Šiaip sakau, ten tie patys, žinai, Get Ready With Me, man atrodo, galbūt apie ką aš taip sukonkretizuosiu, apie ką aš kalbėjau, kad dabar ypatingai per tas visas tipo mados tendencijas, per make-upus, per tipo, šiaip apskritai tipo, kaip vizualą tavo, dabar, pavyzdžiui, tie patys crop topai, anksčiau sakau, per tos visus MTV kanalus, taip toliau, per tą realiai paauglišką turinį, tai netgi tos mados tendencijos, jos nebuvo galbūt taip seksualizuojamos, kaip dabar yra realiai paauglio kūnas, kuo anksčiau yra pradedamas tas visas, nežinau, kad ten atrodyk tenai, ten taip ir taip, nešiok crop topą, kad ten matytųsi bamba ir tada galbūt ir prasideda ten tie visi auskarai, galbūt tatuiruotės. 11-metės mergaitės, kai tipo su push-upais jau. Jo. Arba ten pradeda koinės ten kištis, tarkim, lemonuką. Kur aš šiaip, asmeniškai aš pradėjau lemonuką gal nuo 11 klasės, bet žinot, pas mane buvo tas toks, kur tipo tiesiog kaip maikutė toks, bet trumpesnis, tipo be nieko. Ir aš tai jau maniau, kad aš čia jau esu pavėlavus, aš jau ten mamos tiesiog prašau man nupirkti, nes ten kai kurios mano klasiokas nuo 1 klasės ten nešioja. Bet čia tiesiog, tipo. Bet, yra ten tikrai šitas dalykas ir dėl crop topų. Ir aplamai, aš nežinau, ar jūs pastebit, bet, pavyzdžiui, žinot, ten į Akropolę, tarkim, ar į parduotuvės apsiprekinti ir kartais pamatai tą vaikų skyrių rūbų ir kažkaip kartais biškai tam pasirodo, kad... Kur ten tipo sijonas iki čia, kur ten anksčiau, pavyzdžiui, netgi kai mes buvom vaikai, tai ten, nežinau, kai kokie 8 būdavo, tai ten jūs, aišku, tas mados apšė buvo kitokios, bet ten irgi sijonai po kelių, tenai maikutės didelės, tiesiog, man atrodo, kad tuo metu vaikai būdavo vaikai, o dabar tas, kadangi aš iš tikrųjų neįsivaizduoju, dėl ko taip yra. Galbūt žmonės žiūrintis mus turės kažkokių idėjų, dėl ko taip yra, bet... Aš man atrodo, turiu idėją. Yes.
moterys yra tiesiog labai gražios būtybės ir tu nori tapti, ta prasme, kai tu esi mažas vaikas, tu irgi nori, ta prasme, atrodyti gražus, ypač mažos mergaitės, kodėl jos taip bando suaugti greitai. Jos tiesiog nori atrodyti tiesiog, na, irgi gražios, subrendusios, sumoteriškėjusios, tipo. Bet, žinai, bet, na, neturi tų bruožų, tai tu jos bandai maždaug pritempti. Bet kur yra, pavyzdžiui, vaikai būna jau 4-5 metų, ta prasme, net, kurie dar net patys nesprendžia, kaip rengtis ir juos tėvai rengia. Ir jau kai kur yra, kai kuriuose šalyse, tam pačiam Pintereste realiai gali įsivedęs atrasti, kad vaikai jau, nu, tie drabužiai tokie kaip saugusių yra, tik tai, kad maži tipo pasi. Jo, bet na, atrodo, kad tiesiog ir pasaulis taip pušina ant tų vaikų. Jeigu mes, žinai, vaikai rengsis taip, tipo tos drabužius, kurie yra parduodami, tai kodėl mes visų pirma parduodame tos drabužius, kurie atrodo vis daugiau odos rodo ir tipo tas mažas mergaitės taip jau priskiria į... Nuoginti. Jo, žinai, čia. Apskritai, va, tu sakei, kad nu, merginos nori galbūt tenai labai gražios moteris, ten neturi ten tų bruožų ir taip toliau, bet tada apskritai, kodėl mes moterį taip suseksualizuojam? Kodėl moteris visų pirma tada yra apie kūną? Kodėl saugimas yra apie kūną ir jo rodymą, žinai? Tai, man atrodo, čia labai yra didelė visuomenės problema ir gal netgi tam tikras, kaip čia... liberalumo kreivumas. Čia jau kaip tave augina dabar taip ten per filmus labai dažnai išsinuogina tik moterys, bet nuogų vyrų tu nematysi filmuose. Arba ten kokie music videos. Ten žiauriai būna kartais, kur ten crazy dalykai vyksta. Ir tiesiog, jeigu mažas vaikas tai mato, tai atrodo ir susijęs iš karto. Visos moteris medijoje jos tą patį maždaug daro. Jos taip pat maždaug atrodo. Jos tiesiog turi atrodyti gražiai ir tiesiog būti šalia vyro ir tenais atrodyti tiesiog patraukliai. Tarp kitko, čia toks visai fenomenas, nes mes, nu, realiai, kaip čia, kalbam apie tai, kaip mums atrodo neadekvatu ar nenormalu, kad parduotuvėse atsiranda tenai tie vis daugiau odos rodantis drabužiai, vis trumpesni ir taip toliau. Bet mes pačios turim tatuiruotes. Tai vad įdomu iš suaugusio, galbūt įsiauti į suaugusio batus ir tiesiog pastebėti, kaip jiem atrodo, kad mes turim tatuškas ir kad mes tada pasidarėm tatuškas, kad mes tada pasidarėm auskarus. Kada turėtų būti tas amžius, kada tu pats priimi sprendimus už savo kūną ir kada suaugusiai turėtų tai normalizuoti galbūt? Aš tai, pavyzdžiui, asmeniškai pritariu tam dalykui, kad nuo 18 metų tu tampi paauglys, ne paauglys, atsiprašau, saugęs, tu daug ką jau gali ten daryti, ne pats, be tėvų sutikimo. Tai aš manau, kad yra atsakingas už savo kūną, už ten tokias tatuiruotės ir auskarus esi nuo 18, bet, pavyzdžiui, aš pasiriau su tėvų leidimu 16. Ir čia gal apie tą tatuiruotę, tai nežinau. Aišku, jo irgi buvo visokių komentarų tenai, visko buvo susilaukus, bet labiausiai turbūt mano skandalingiausias yra tas liežuvio auskaras, nes šiaip ir dėl jo net mane buvo, kad seksualizavo, ta prasme, aplinka buvo. Ir aš ten tokių, kur klausimų susilaukdavo, arba ten tokių komentarų ir palyginimų, kad tu ten kaip iš K raidė, žinai. Tai jo, ir aš dabar pagalvojus, tarkim, tai paėmus, aš dabar turėčiau dukrą 12 metų ir jinai paprašytų liežuvio auskarą. Aš nežinau, ar aš sutikčiau. Aš galbūt mėginčiau kalbėti ir tipo čia juokinga, nes jinai tada sakytų, tipo, mama, bet tu, žinai, įsivėrei ten 12-13 ir tada aš tokį nebeturėčiau prieš vaiką ką pasakyti. Bet aš, tarkim, galėčiau šitą pasakyti, kad aš sulaukiu labai šliukščių komentarų ir, tipo, aš jaučiu gal ir leisčiau, bet sakyčiau, kad, tu turi tada pasiruošti visam šitam dalykui. Aš tai tiesiog manau, kad vaikai ir tėvai turėtų kaip teamworking, ne? Tu turi ieškoti kompromisų maždaug, nes tai, kad vaikas nori,
ypač paauglys, jeigu nori, jisai bandys tai gauti, nesvarbu, kas, Tai va. kokios. Ir jeigu Tai tu jam geriau- neleisi, Tai gal geriau kažkokie Jo, tai ar tu kompromisai, nori, kad pavyzdžiui, vaikas ei, tu- aš tau pažadu, kad va per ten 16 gimtadienį aš tau Jo. padovanosiu tatuiruotę. Tipo, aš tau pažadu, kad tipo bus jau. Galima netgi, nežinau, ten kontraktą pasirašyti, sukurti ir tipo jau viskas jau. Nes aš tai, nežinau, man tėvai, sakau, nieko neleido. Net Auskaro neleido jokio. šiaip keista, kad tu tada nepasidarai nelegaliai. Ir aš nesidariau, nes aš bijau labai savo tėvų. Okay. Ir aš tiesiog, aš pamenu, paprašiau mamos pirmą kartą, nežinau, gal 8 klasėje aš buvau, paprašiau pasidaryti Auskaro, nu kažkur čia į Kremzliausį, kažkur, net nepamenu, kur jau. Ir, Aš turiu. ir man sakė, kad, tipo, jeigu tu pagerinsi ten savo pažymius, ieškojo kažkokio kompromiso, pasigerink pažymius ir, mes tau nueisim ir padarysim. Yeah. Ir tada prasidėjo vėliau karantinas ir tada jau kind of pamiršom apie tai ir vėliau, kai baigės karantinas, aš sakau, mamai, mama, tu pameni, tu man pažadėjai. Ir jis sako, nu, aš jau pakeičiau savo nuomonę. Aš jau nebenoriu, kad tu darytumės. Ir aš žiauriai supikau ir aš tikrai galvojau, eiti pasidaryti, bet galvoju, come on, nu, kiek čia liko iki to 18, nu, kiek čia man tai reikia laukti. Tiesiog, kai su 18, tiesiog nuėjau pasidariau, iš karto užsirašiau ir tatuiruotę pasidaryti, ir Auskarą. Ir esminis dalykas yra, kad aš nieko nesakiau savo tėvams. Aš tiesiog vieną dieną padropinau į family group chatą, kaip man deda tuos stencils, kad jau ruošia tatuiruot. Ir man mama paskambino ir sako, ne, jinai iš vis parašė į group chatą WTF ir viskas. Galvoju, viskas, man galas. Ir man paskambino. Mom loved the chat. Ir jo, man paskambino, sako, tu neišsigalvok, tu čia rimtai, čia tikra, sakau, jo. Bet 18. Ir bandė, atkalbinėti, ir aš sakau, mama, jau viskas, jau per vėl. Padėjo ragą. Rašalas jau poda. Nu jau, realiai. Ir, aš gal nerekomenduoju nesakyti visiškai nieko su savo tėvams. Mano mama su manim mėnesį nekalbėjo. Okay. Visiškai mėnesį nekalbėjo gerą. Ir, aš manau, kad jūs geriau pasakykite iš anksto. Čia tu žiūrovams. Bet, jūs geriau pasakykite iš anksto, nes, tiesiog labai yra sunku gyventi vienose namuose su kažkokias, galbūt nekenčia tavęs ar kažką. Bent jau aš tai pradėjau manyti, kad, viskas, manęs nemėgsta, manęs nebemyli. Dėl savo kažkokio vizualaus pokyčio. Jo, kur, jinai jau 100% žinojo, kad, aš jau nuo anksti sakiau, kad, aš noriu Auskarų. Gal tiesiog netikėjau, žinai, kad taip iš karto. Jo, bet tame ir yra reikalas, man atrodo, kad jeigu tu savo vaiką laikysi po padu, jis vos tai gaus šansą, bėgs iš karto pasidaryti. Tai aš ką norėjau dar papildyti, kad ar aš norėčiau, kad mano vaikas ten pats prasibestų po to tą liežuvę ar nosį ar bet ką, tikrai ne. Tai aš jau geriau tada jo rasiu tą kompromisą, nežinau, pakalbėsiu, sakysiu, žiūrėk, taip ir taip, ar ten, nežinau, dėl pažymių aš turbūt nesakysiu, nes tiesiog mane tėvai taip augino, kad niekada nebuvo dėl pažymių spaudimas ir taip toliau. Bet aš nežinau, ten sugalvosiu, ką nors kito panašiai kaip su kalėdų seneliu. Bet tikrai nenoriu, kad vaikas ten pats kažką pasidarytų ir susigadintų kūną. Čia jau būtų pats blogiausias, jeigu jau pats eina darytis kažką. Ir, galbūt nesupranta vaikai, ant kiek tai gali kokių pasiekmių atnešti. Ten visokios infekcijos. Tai labai žiauru iš tikrųjų. Žiaurus dalykai, tiesiog, aš sakyčiau pasigūglinkit, bet geriau nepasigūglinkit, kaip atrodo. Šiaip, gal ir padėtų pasigūglinti. Tai yra tiesiog pasiekmes tavo veiksmų, jeigu tu tai darai nesaugiai, jeigu tu neprižiūri, jeigu tu
daraisi tam, kad tiesiog būti rebelijas, tipo, savo tėvam, tipo, atkeršyti vos, nu, tai nėra labai gerai. Patikėkit manim, yra verta pakentėti. Aš pati, nu, tipo, neiškentėjau, bet yra tikrai verta pakentėti, nes, nu, po to gali tiesiog labiau gailėtis ir jeigu ten reikės, nežinau, gal dar operaciją, daryti naikinimą ar kažkokį, ar, nežinau, net neįsivaizduoju, kokie gali būti, aš neturiu nei vieno Oskaro, kuris tenai nesugijo man, ar kažkas su juo nutiko, tai aš nesu su šitas susidūrus, bet geriau, nu, pakentėti ir, tipo, nedaryti nesąmonių, nes tikrai nefaini, nes nenorėsit po to gailėtis. Tai va, aš tą patį galvojau, nes man buvo jau kažkur 17 ar 16, kai aš, tipo, galvojau, blema, gal man pasidaryti, tavam nematant tiesiog, kaip lengva. Bet to galvoju, nu kiek čia lik? Aš turėjau stikiam kiek čia? Čia turėjau labai mažą širdelę, prieš kokius 2-3 metus pasidariau ir mama kažkada pamatė ir sako, tu čia, sako, tipo sadatą pasidarėjai, aš tokia jo, ir sako, nu, gali prisidirbti, nes aš tiesiog su tušinuko rašalu mirkiau ir ta prasme tiesiog pasidariau, bet, nu, tokio dydžio, tai ačiū Dievui, kad man nieko nenutiko, ar čia, nežinau. Tai va, tai. Ačiū Dievui, kad nieko tikrai, nenutiko. ačiū Dievui, kad nieko nenutiko. Bet nekartočiau. Tai va, nekartokit mano klaidos. Geriau, tipo, tos taisyklės nebereikalo yra, kad, tipo, tau reikia arba tavo sutikimo, arba tau turi būti jau pilnametystė. Taip. Tai jau geriau. Jo. Visgi mes turim kūną tik tais vieną ir čia turbūt ir svarbiausia podcast'o žinutė tokia, kad tas kompromisas yra ne veltui, tas pokalbis yra turbūt ne veltui ir su tėvais ir kaip čia, kūną mes tikrai turim vieną. Ir ką mes ant jo dedam, man atrodo, yra labai svarbu apgalvoti. Taip? Taip, visiškai sutinku 100%. Jo, geriau palaukti. Šiaip man atrodo, kad man vakar buvo 14-15. Labai greitai išlauksit. Ta prasme, čia jau atsimerksi, jau viskas, tau jau 19, tu su tatuiruotėm, tu su savo visais auskarais, kuriuos svajojai. Tai va, tai iki tų tatuiruočių mes siūlom palaukti turbūt ir nedaryti skubotų sprendimų. Ir čia buvo podcastas Nežmoniški žmonės. Mus rasite LR2 YouTube ir rasite taip pat LR2 Instagramo kanale. Iki kitų kartų. Čiau!